man smagu tas, kad žmonės netgi tapatinasi su ta kokybė, su ta, ką mes turim Jonavoje ir didžiuojasi ir netgi kitų miestų gyventojams gali pasigirti, na ir turit jūs baseiną, sako, o mes turim ir dar kokį turim. Tai net kartais pagalvoju, kaip mes pradėjom statyti, kas yra geras baseinas, tai aš tikiuosi, kad kai kiti miestai statys, sakys, nu mes norim tokio kaip Jonavoje. Taip, šie metai olimpiniai ir iki žaidynių Paryžiuje, tikėkime ir iki sportininkų iš Lietuvos iškovotų medalių, lieka mažiau nei 3 mėnesiai. Plaukikų iš Jonavos kol kas ten neišvysime, bet ateityje, ką gali žinoti. Tačiau naujas Jonavoje pradėjęs veikti baseinas skirtas ne tik čempionams. Procesas nebuvo lengvas ir mes tokią didelę atsakomybę tą darėm ir pirmą reikėjo atsakyti savo į klausimą, kokio mes to baseino norim, kokio baseino nori mūsų gyventojai ir koks baseinas mūsų gyventojams patiks. Tai tas procesas buvo tikrai sunkus, bet manau pavyko puikiai ir jeigu papasakot nuosekliai, tai mes tokią surinkom aktyvių, ambicingų žmonių komandą ir aplankėm turbūt didžiąją dalį Lietuvos tiek valstybinių, tiek privačių baseinų ir spa centrų. Ir praėjom visuose baseinuose tą kliento kelią. Pasižiūrėjom nuo iki, kaip baseinas mus pasitinka ir kaip išlydi ir susirinkom visas blogasias ir gerasias patirtis ir jas perkeliam į techninę užduotį ir tas procesas, darbas su projektuotojais, tikrai naivu tikėtis, kad pasamdžius projektuotoją ir pasakysi, suprojektuok man gerą baseiną, nu taip nebus. Tai tas darbas buvo nuolatinis ir nuo kiekvienos detalės, nuo įėjimo durų, nuo persirengimo spintelių, dušų, kur įeisim, kaip bus išdėstytos pirtis, kur bus mūsų džekuzi, kur bus plaukimo baseinas, kur vaikų baseinas. Tai buvo toks nepertraukiamas procesas nuo pradžių iki pabaigos ir jis nesibaigė projektavimo stadijoje. Nupirkus statybos rangovą, tas palydėjimas turėjo būti irgi iki pat pabaigos. Tai tikrai nepalikom savieigai šito proceso ir lydėjom nuo idėjos atsiradimo iki baseino atidarimo, buvo tokia kaip griežta priežiūra ir pagalba ir nuolatinis dalyvavimas procese. Šiai dienai sakyčiau, kad jau pilnai esame įgyvendinę savo visą viziją veiklų. Tai ir kūdikių baseinas yra įveiklintas, kuriame vyksta individualūs kūdikio plukdymai, grupiniai kūdikių plukdymai, vaikų mokymas plaukti, tie pirmieji žingsneliai iki 5 metų vaikučiai mokosi plaukti, nėščiųjų mankštos pečių juostai ir nugarai stiprinti. Kas dėl vaikų jau šnekant, tai turime baseine mokymą plaukti antrokam. Dalyvaujame programoje, tai mūsų 400 vaikučių visos savivaldybės dalyvauja šioje programoje ir mokosi plaukti. Į savaitę vieną kartą per fizinio lavinimo pamokas atvyksta į baseiną ir mūsų treneriai juos moko plaukti. Mėgstantys pirtį gal ne visada būna plaukimo maratono entuziastai. Tačiau Jonavos baseinas gali būti pavyzdžių, kai ne ore pakabinta idėja statykime baseiną. O labai konkreti ir apgalvota bei visapusiškai įvertinta vizija davė rezultatą, kuriuo didžiuojasi tikrai visi jonaviškiai. Beje, baseino lankytojų geografija yra kur kas platesnė nei tik Jonava ir šio miesto apylinkės. Racionalūs sprendimai ir naujausios technologijos leido pasiekti ir labai racionalius eksploatacijos kaštus. Vadinasi, paslauga baseino klientams irgi nėra brangi. Mums kaip miestui svarbu, kad ne tik baseinas, bet ir miestui šiluma būtų gaminama naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius. Tai smagu, kad mūsų įmonė Jonavos šilumos tinklai didžiąją šilumos dalį gamina naudojant biokurą, kurio Lietuvoje, kaip sakyti, nereikia jo importuoti iš nedraugiškų valstybių, turime jo Lietuvoje pakankamai. Jonava jau eilę metų yra viena iš pirmaujančių savivaldybių pagal aplinkosauginį reitingą, tai tikrai daug dėmesio skiriam tai aplinkosaugai, ekologijai ir žaliajam kursui. Tai ne tik baseine, bet ir kitose objektuose planuojama daug elektros energijos naudoti iš atsinaujinančių energijos šaltinių, tai yra saulės ir vėjo jėgainių. Tai Jonava taip pat yra viena iš lyderių pagal daugiabučių namų renovacijas, autobusų parkas važiuoja elektriniais autobusais, tai tikrai planų ir veiksmų darome daug, kad Jonava ir toliau lyderiautų pagal aplinkosauginį reitingą ir būtų žalias, patogus ir gražus miestas gyventi ir dirbti.
O mes galime papildyti, kad šiame mieste tikrai užaugs ir nauji čempionai, nes sporto infrastruktūrai skiriama ypač daug dėmesio. Apie tai ateityje ir mūsų laida dar papasakos.